Celiakija vadinamas glitimo netoleravimas. Nors jie serga tik apie 1% populiacijos, tačiau nepastebėta ir ignoruojama celiakija gali veikti daugelį gyvenimo ir psichinės sveikatos sričių. Tai šiandien paskutinė, trečioji dalis apie ją. Celiakija taip pat yra rizikos veiksnys šizofrenijos pasireiškimui. Tyrimo rezultatai rodo, kad šizofreniją ir autoimunines ligas, ypač celiakiją, gali sieti tas pats genetinis pagrindas. Celiakija sergantis dažniau skundžiasi galvos skausmais, dažniau stebimi autizmo simptomai, stipresnis nerimas. Didesnis nerimo lygis dažnai įvardijamas kaip depresijos rizikos veiksnys. Beje, ir prižiūrintieji bei slaugantieji celiakija sergančiuosius patiria stipresnį nerimą. Celiakija sergantiem vaikam ir paaugliam dažniau diagnozuojamas ADHD arba dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimas. Šiai grupiai būdingas didesnis nuovargis, elgesio sunkumai, miego sutrikimai, o visa tai tiesiogiai veikia gyvenimo kokybę. Celiakijos grupėje dažniau pasireiškia bipolinis sutrikimas, panikos priepuoliai. Celiakija taip pat gali paskatinti Parkinsono ligos vystymąsi. Ir pabaigai pakartotinis priminimas. Jei jums diagnozuota celiakija, tai tinkamas mitybos režimas sprendžia beveik visas problemas. Jei jums celiakija nediagnozuota, tai neatsakingas mitybos režimo pakeitimas gali padaryti daugiau žalos negu duoti naudos. Todėl būkit protingi ir pasirūpinkit savimi tinkamai. Skanaus, taikos ir ramybės.